Sveiki visi, šiandien spalio 15 ir pradėjau karpyti rožes. Dar žydinčias palieku pabaigai, tačiau aš ją kirpsiu va tiek. Nukirpsiu visą žiedynų šluotą ir paliksiu tik tiesias storas šakas. Čia Marselisborg dar labai gražiai žydi, tik tais kažkaip nesuformuoja didelio krūmo ir manau, kad dėl to priežastis yra, kad pusiau pavėsyje auga. Vijoklinė elfas tiek užaugo šiemet ir nukarpiau jau lapus, beliko tik sugrėbti juos, išrinkti ir sunaikinti. Lenksiu aš ją ir guldysiu, kur sveiki lapai, dar palikau, manau taip ir liks. Prilenksiu ir uždengsiu. Taip apkirpau savo homašą barbarą, nukirpau tokias žiedynų išsišakojusias šluotas. Pastebėjau, kad gražiau išauga arbatinės rožės, kurias pakerpu trumpai. Ir dar visiškai nenukirpau, pavasarį pakoreguosiu, jeigu galiukai suges nušals. Tačiau pačias ploniausias ir negražias šakeles iškarpiau. Va taip dabar parodysiu, kaip kerpu arbatinės rožės. Visas rožės dengsiu, dėsiu lankus ir užtempsiu agro danga, kad jos nedrėktų. Tokius stiebus storus iškarpau, palieku maždaug 40-50 cm aukščio, kad tilptų po danga. Rudenį kirpdama nežiūriu, kur akutė į krūmo išorę ar į krūmo vidų, maždaug patrumpinu, plonesnės šakeles daugiau nutrumpinu, storesnės palieku ilgesnės. Pavasarį vis tiek reikės koreguoti. Ir arbatinės rožės daug gražiau ir vešliau išauga iš trumpesnių paliktų šakų. Ta pastebėjau, taip ir darau. Kai nusikarpau lapus, labai gerai matosi, kurios šakos yra kreivos. Va čia tokią šluotą iš vidaus iškirpau, jinai labai išsišakojusi ir jinai man nereikalinga. Palieku tik tais tiesias šakas, negailiu, iškarpau. O lapų iš pradžių nenusikerpiu tam, kad bereikalingas darbas, nes viršūnių vis tiek man nereikės. Tai, kai patrumpinu tuos ūglių šakas, tada ir nuskinu paskutinius lapelius. Tik tais geriau būtų neplėšyti jų, o su žirklutėm nukarpyti. Čia pjūvis nelabai gražus, aš jį dar atnaujinsiu. Bet dabar su viena ranka nelabai gerai ir pasiimsiu aštresnį sekatorių, patvarkyti, kad gražus būtų tiesus lygus pjūviai. Sekanti rožė yra Black Magic. Čia taip pat jinai ataugo nuo pavasario, nes labai daug išgenėjau. Tokie stori kotai, man nereikalingi. Aš noriu, kad tos rožės būtų vienodo maždaug aukščio ir aš jas trumpinu, kad tilptų man po dangomis. Čia taip pat yra žiedynų šluotos, aš jas nutrumpinsiu, pagenėsiu šoninės šakas. Pavasarį jau apžiūrėsiu, kurie pumpurėliai eina į krūmo išorę ir kai atnaujinsiu pjūvius, jeigu jie bus negražus galiukai, tada jau žiūrėsiu, kad būtų viršutiniai pumpurai į krūmo išorę. O dabar man tas nėra svarbu, nes aš vis tiek žadu jas pavasarį koreguoti. Kerpu negailint, nes kuo ilgesnės šakas palieki, tuo paskui kitą vasarą jos dar aukštesnės būna ir jau paskui rožės per daug pasistiebusios į viršų ir man tas yra negražu. Kada nuo žemės, kada lieka šakų galai maždaug per sprindį pavasarį, tai jos gražiausiai atželia ir vešliau. Čia dar viena arbatinė. Pirmiausiai nusikerpu
viskas, kas per ilga, tada nukerpu lapelius ir tada labai gerai matosi, kurios šakos galbūt trinasi viena į kitą ir daro viena kitai žaizdas, kas nėra labai gerai. Arba kreivos, kurios auga į krūmo vidų, taip pat jos nereikalingos. Labai didelis vėjas, tai neša lapus visur. Tačiau norisi greičiau užbaigti darbą. Čia Kronenburg labai stipriai sirgo miltligė ir juodaėdė mėtligė ir visa, ko prisigaudžiusi, nors ir purškiau profilaktinius purškimus, tačiau juos galbūt ir nespėdavau tiksliai kas 2 savaitės padaryti. Ir šaltos naktys ir karštos dienos, temperatūrų svyravimai dideli padarė savo ir ligos vis tiek apniko. Taigi taip supratau, kad neturiu atradusi dar tokio vaisto, tokio būdo, kad rožės būtų sveikos. Chemija irgi ne visa gali yra. Na, bet ieškoti ir bandyti niekados nevėlu. Skaičiau, kad jodo trūkumas labai nusilpnina augalus, o Lietuvos dirvožemiuose visur trūksta jodo. Tai galbūt kitais metais prieisiu prie tokių kaip ir liaudiškų priemonių. Bandysiu purkšti su jodu. Va tiek liko, pačios storiausios šakos, gražiausios ir jos lai iš žiemos. Čia jau paruošta. Grafindijana šiemet sodinta, kelios šakos, pavasarį tikrai daugiau trumpinsiu, o čia rožė de Tolbiek. Vijoklinė buvo ant arkos, nurišau nuo arkos, nukarpiau negražius lapelius, sveikus palikau ir dabar ją pratinu prie prilenkimo. Staiga nelenkiau, kad nelūžtų. Čia Naitaul tik 2 šakeles užsiaugino, elfą jau aprinkau lapus, sutvarkiau, beliko tik prilenkti prie žemės ir uždengti. Norisi išnaudoti šiltą orą, tai skubėjau šiandien kuo daugiau padaryti. Nes kai šilta, tai atrodo, kad dar ilgai bus šilta, tačiau jau lapkritis ant nosies. Čia Čipendeilas, vargšas po pavasarinių negandų, o čia dar viskas priešaky, dar tik laukia genėjimas. Fenseštat Rostok dar žydi, tačiau žiedai jau sukiužę nuo šalčio, šalnų, drėgmės. Goldelzė mažutė, nedaug reikės pakirpti, o čia va tokios džiunglės jau nelabai išvaizdžios. Žiedai, kad ir pražysta, tačiau jie jau grožio neturi, jau tik pūsta. Artemis dar vis bando žydėti. Rosarium Jutersen užaugo neblogai, didelis krūmas, o čia Romina, arbatinė rožė, bet viršūnė jos 2 metrus jau siekia. Trumpinsiu stipriai, dar žydi, bet jau ir pumpurai nelabai gražus. Ar rožės stiebas subrendęs, galima va taip laužiant spyglį
į šoną. Jeigu spyglys gražiai nulūžta, tai reiškia jau ta vieta subrendusi. Jeigu tik tais nulinksta, tai dar nesubrendusi. Čia biškutį man bado, tai ir nesupratau. Bet manau, kad jau subrendęs tas, nes jisai nelinksta, jeigu stipriau spausčiau ir nulūžtų. Lemonvaza, kad ir ruduo, tačiau žiedus dar neblogai laiko. Floribundinė, bet aš ją taip pat genėsiu stipriai, paliksiu tik storesnės šakas. Ir kad tilptų po uždangą. Štai, mano lysvė plika, labai gaila, jau tikras atsisveikinimas su vasaros grožiais. Viską stipriai nutrumpinau, kad tilptų po danga, kur sveiki lapeliai palikau. Jeigu abejotinė, tai juos iškirpau. Rosarium Jutersen vieną ilgą šaką prikabinau prie žemės su metaliniu kabliuku, viską iškarpiau, palikau storesnės ir jas šiek tiek lenksiu ir bandysiu kišti po dangą. O čia romina, kuri buvo 2 metrų, aš ją tiek va palikau, nes nenoriu padangėse žiedų. Nežinau, kaip elgtis su Ashrock Shirlette, užaugo labai aukšta ir labai kietas stiebas. Bet aš ją bandysiu prilenkti prie šitos tvorelės, prikabinsiu, pririšiu. Va taip kažkaip. Ir tada nuo tvorelės viršaus dėsiu agro tekstilę ir ją dengsiu tokia palapine. Nuo tos pusės tujos, ten šalčio nebus, apsisaugos ir taip aš ją galbūt išsaugosiu. Nors praėjusią žiemą buvo nedengta, bet peržiemojo neblogai. Va taip plikai viskas atrodo, kas vasarą žaliavo ir žydėjo. Beliko susismeigti lankus. Kadangi šitą lysvę aš dvigubai paplatinau, tai senieji lankai nelabai tinka, tai šiemet pasidariau dar tokios lankams medžiagos, panaudojom senus vamzdžius nuo šiltnamio. Kadangi šiltnamis jau buvo nereikalingas, mes tuos vamzdžius perpjovėm per pusę, jie dabar kažkur apie 3 metrų ir yra metaliniai smeigai, kurie įsmeigti į žemę ir ant jų užmauti šitie vamzdžiai. Ir iš anksto juos taip sustatėm, kad jie išlaikytų savo formą per kažkiek laiko, kad būtų lengviau paskui dengti. Čia va dar nieks nepadaryta. Jubiliai Prince de Monaco žaliuoja. Jokių dėmėtlygių, gana sveikas krūmas. Tačiau, kai pradėjau kirpti, pamačiau, oi, kokių blogybių. Taip ir atrodo, kada krūmas žalias, tu to nematai, bet kai atsiveria viskas, kada nukerpi lapelius, labai pasimato negražus stiebai. Ir va tokius stiebus reikia atsikratyti. Kuo greičiau, nes galbūt pavasarį palikau tokius ant ribos abejotinus, galbūt galvojau vėliau iškirpsiu, tada lapai užaugo, aš jau jų nemačiau, kad jie nelabai gražus. Ir užmiršau. Ir va dabar tokie ir liko. Ir ką jie augino, tik tais plonas šakeles su aklais ūgliukais. Va, visi ūgliukai yra akli, be viršūnėlių. Tai man dabar reikia kuo skubiau juos iškirpti. Kerpu kuo arčiau pagrindo. Labai baisus stiebas, net ir viduriukas rudas, nesveika širdis. Čia aš galbūt be kameros dar ir su pielute pasidarbuosiu. Va, kurie sveiki stiebai, tie žali gražūs. Šičia irgi labai negražus. Nors turi žalių ūglių, bet jo visas pagrindas yra
suplyšinėjęs, sutrūkinėjęs. Tai gal pavasarį dar buvo ir nedaug tų įtrūkimų, tačiau per vasarą jisai jau pasidarė baisus. Tai aš įkirpsiu, manau, iki apačios, paliekant tą vieną žalią šaką. Rudenį labai gerai, kada nukerpam lapus, labai gerai pasimato visos tos blogybės, kurias reikia iškirpti. Va tiek aš jį iškarpiau, išpjausčiau ir palikau tik sveikas šakas. Dengsiu, darysiu iš lankų kryžmai tokią palapinę, uždėsiu agroplėvelę. Ir galbūt šiemet geriau peržiemos negu pernai. Kad lieka ir mažiau šakų kitiems metams, tačiau jos sveikesnės ir jos užaugina daugiau, didesnį, platesnį krūmą. Dar ir šaknys turi jėgos ir kada tų šakų viršui mažiau būna, tai iš šaknų greičiau išauga baziniai ūgliai, kurie stori, gražūs ūgliai, turintys daug jėgos iš žemės ir jie auga, visas tas krūmas auga ne plonom šakytėm, o storus ūglius užsiaugina, kurie paskui išsišakoja. Ir va tokia žaizdas viską išgeniu, kad nebeliktų šitų baisybių. Nes čia nesuprasi, kas dar yra. Gal čia koks bakterinis susirgimas, neaišku, įrankius būtinai reikia dezinfekuoti po tokio krūmo, tokius baisybės iškarpius, su spiritu, netgi su rankų dezinfektantu, kur dabar jų visur yra laisvai prieinama, galima nusipirkti. Bet dezinfekavimas yra būtinas, nes jeigu čia bakterinis susirgimas, tas bakterijas labai lengva užnešti ant kito krūmo. Tokias žaizdas labai gerai būtų užtepti mišiniu medeliams balinti su papildomu vario sulfato kiekiu, kaip aš jį darau, įkeliu nuorodą, paspauskite tiesiog viršuje. Ir kągi, šiandien tiek. Sėkmės darbuose. Ate.